Lietuvoje birželio 9 dieną vyks Europos parlamento rinkimai. Klausiame, kaip vertinate Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 20-metį ir kodėl svarbu žinoti, ką renku? Žinau, kad Nausėdą jau išrinkome, tai nieko nereikia. Pagal ką atsirinkti kandidatus, kažką pažiūrėti? Nežinau, gal kad pažinoti reikia gerai, domėtis juo, sekti jo darbus. Pagal spaudą, pagal viską tenai. Biški domiuosi spaudą. Kaip atsirinkti Europos parlamento kandidatą gerą? Pagal kokias savybės? Kad priklausytų Lietuvai viską. Ką gerą duotų. Ar domitės Europos parlamento rinkimais? Nu, domimės. Gal gali duoti kažkokį žiūrovui patarimą, pagal ką atsirinkti tą kandidatą teisingai? Ai, teisingai, tai čia sunku. Mūsų patarimas būtų, kad vis dėlto rinkėjas išsikristalizuotų pirmiausia, kokia tema jam yra svarbi ir tada peržvelgtų, ką galbūt tas kandidatas arba jo partija, jo sąrašas ta tema pasisako, kokios jų yra vertybės. Tai galbūt rinkėjui gali būti aktualu būtent tas kandidato amžius, galbūt patirtis aktualesnė yra žmogui, galbūt kaip tik norėtųsi kuo jaunesnių politikų matyti Europos parlamente. Kitas dalykas, kuris taip pat gali būti svarbus, tai yra kokias kalbas moka kandidatas. Kaip manot, Europos parlamentaras už ką yra atsakingas? Koks ten jo bus darbas? Nu ką, žinau, už gerovę Lietuvos, už žmonių gerovę, už viską. Kas vyksta Lietuvoje, turi sekti, jisai tiesiog domėtis, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta užsienyje. Nu, tiesiog turi būti už viską atsakingas, taip atsakingas, kad žmonėms būtų tiesiog gera su juo žiūrėti jį, kaip jis už jo darbus gerus. Ką jis padarytų gero, ką jis padarytų dėl Lietuvos, dėl žmonių gerovės. Ar žinote, ką jis ten turi, kokius darbus atlikti? Ne, aš nieko nežinau, nieko nesidomiu ir net nežinau nieko. O kodėl nesidomi? Neturiu laiko dabar. Ruošiuosi egzaminams ir visą kitą, tai vėliau pasidomėsiu. Ką reikėtų suvokti apie Europos parlamento nario funkciją, tai pirmiausiai tai, kad Europos parlamento narys neatstovauja šalies vienos, jis neatstovauja Lietuvos kaip tokios, jisai atstovauja visus ES piliečius. Gal kažkokius sprendimus nepatenkinti? Ne, mes patenkinti viskom. Tai įvertinkit tą Europos Sąjungoje, mes esame jau 20 metų, kaip įvertintumėt? Nu, kokius 7 įvertintumėm. Ar gerai, kad mes esame Europos Sąjungoje? Gerai. Kodėl? Nu kaip kodėl? Pasidžiaukit kažkokiu sprendimu per tą 20-metį, kurį jūs įvertintumėt, kad toks tikrai buvo geras. Man tai, kad ne Tarybų Sąjungoje, kad ir viskas man patenka. Kaip pasakys, vakarų politika yra vakarų politika.